Sveiki visi! Praeitame video pasidalinau su jumis, kaip pasigaminti rabarbarus. Tai šitame video parodysiu, kaip pasigaminti skanų rabarbarų desertą. Tai va, šitam desertui jums reikės pusę litro pieno, 55 gramus bulvių krakmolo, 100 gramų cukraus, 2 kiaušinių, rabarbarų sirupė ir sausainių. Visų pirmiausia pasiruošime kremą. O kremui mums reikės užvirinti pieną. Kol pienas verda, aš pasiruošiu kitą pusę kremą. Tai va, pirmiausia, išplaksiu kiaušinius. Dabar sumaišiau cukrų su krakmolu ir šitą mišinį sukratysiu į kiaušinius. Ir pienas jau beveik užviręs, tai aš dabar truputį pieno įpilsiu čia į kiaušinius ir taip pat iš karto labai greitai išmaišysiu. O dabar visą šitą mišinį supilsiu į pieną ir primažinsiu kaitrą. Plaksiu tol, kol pradės šitas kremas burbuliuoti. Taip, jau pradėjo, tai galiu išjungti. Ir viskas, kremas jau paruoštas. Dabar kremą supilsiu į švarų indą ir dėsiu į šaldytuvą atvėsinti. Ir prieš įdedant į šaldytuvą kremą aš uždengsiu plėvele, kad kremas neapdžiūtų. Ir plėvelę dengsiu taip, kad jisai liestus prie pačio kremo. Tai va, šitaip atrodo apdengtas kremas. Ir ką, dedu į šaldytuvą atvėsinti. Kol kremas aušta, aš pasiruošiu sausainius. Turiu čia tokį maišelį. Tai į jį įdėsiu kelis sausainius, kažkur pusę pakelio. Čia yra 80 gramų sausainių. Ir gerai su kočėlu juos susmulkinsiu. Tai štai gavosi tokie sausainių trupiniukai. Štai ir mūsų kremas desertui sustingo. Ir trupinius perdėjau į dubenį. Turiu pasiruošus rabarbarus sirupę. Taip pat pasirašiau 6 tokius indelius su dangteliais ir papuošimui mėtos lapelių. Tai va, pradžiai dedu truputį trupinių. 2 arbatinius šaukštelius, tada dedu kremo, du didelius šaukštus ir tada ant viršaus dedu rabarbarus. Tai va, taip gausiai uždėjau rabarbarų ir tada ant viršaus dar truputį užbersiu trupinių. Na, ir papuošiu mėtos lapeliu. Štai va, toks deserčiukas. Na tai ką, rabarbarų desertui pagaminti, beliko tik paragauti.
Pasaka. Iki.